Gerbiami kauniečiai, noriu kreiptis į visus būtent protingus žmonės, kurie negerat, nerūkot, kurie, galbūt ir rūkot ir gerat, bet turit vaikus mažus ir suvokėt, kokia reklamos žala yra būsimų jūsų atžalų gyvenimui. Aplamai tai yra alkoholio reklama, yra šiaip, jeigu žinot, Europoje yra praktiškai visur uždrausta, tik tai pas mus, kaip mes kaip gyvuliai kažkokie tai padaryti, pas mus banditai mūsų artimųjų, mūsų vaikų sąskaita, gyvybių, sveikatų sąskaita, gali daryti savo reklamą, gali pardavinėti alkoholį, toksinus, narkotikus. Jūs patys suprantat, kokioje mes valstybėje gyvenam. Todėl tiesiog raginu visus būti pilietiškais ir tiesiog eiti ir plėšyti stendus, nes kitokio kelio nėra, mes kitokio kelio nebeturim kovoti su šitais padugnėm. Kaip visą tai daryti, aš jums parodysiu. Tai yra labai paprasta. Tiesiog prieini prie stendo. Kurie stendai nelabai plešėsi. Štai taip, viskas labai paprasta. Tokia kova yra. Daugiau kitokios kovos nėra valstybėje, kurią valdo padugnės. Geros dienos visiems.